sugalvojau, kad reikia žiemai pasiruošti ir savo daily biterį. Atvažiavom pas Insane į autoservisą, kad pasidarytume truputį žiemos darbų. Labas, Nojau. Labas. Man šiandien Nojus padės šitą reikalą įgyvendinti. Ir, kaip matot, pirmukas ant keltuvo. Mes šiandien jam užvirinsim diffą. Ir paruošime, kad jisai būtų winter ready. Užvirinsim diffą ir išvažiuosim, protestuosim, pasižiūrėsim, kaip tas virintas diffas veikia šitoj mašinai. Dar noriu paminėti, kad čia yra automatas, tai bus labai įdomu pamatyti. Tai va, čia bus how to, kaip devinoskiai, kaip pirmukui užsivirinti diffą. Reikia šiaip labai nemažai išsiardyti, čia nebus kaip krekždai, kaip kompaktui, kad gali nusiemi tą dangtelį ir viskas pasileidžia. Čia turi čia duslė off, kardanas off, nes tiltas trukdo. Viską bam pasižiūrė ant žemės ir tada virini vietai. Tai Nojus dabar nuiminėja duslę, atleisim čia tas gumytės, nusimsim ir bus ledas. Tai va, įpusėjom darbais. Skaitiniai varžtai paliko ir bus out. Visi varžtai atsisuko labai gražiai, labai tvarkingai. Man čia reikia žiūrėti, kad neužkristų jisai ant galvos. Kur čia mygtukas ant šito? Čia mygtukas. Palaikyt. O tai ką daryt? Lievas prožekas. O. Tai va, pasileidom pušašius. Pasileisim kardaną. Pasileisim šitos va bušingų varštelius. Tik tu Nojau gaudyk, nes čia kai krys, tai jis čia laikos ant tokio pipo. Tu gaudyk. Tai va, tiek čia tų reikaliukų. Tuo išsiemam, sugaunam ir galima bus ardyt. Jums gimė berniukas. Tai va, turim diffą. Bet čia muzika tai daužo tai žiauriai. Čia tiek druskos, čia dar jaučiu iš Vokietijos. Gerai. Suksime dangtelį čia ir taip toliau. Ir išsiimsime šitą diffą. Ne diffą, blecha. Išsiėmėm diffą jau. Ir atsidarysime šitą diffą. Nu, šiaip galima būtų išimti. Ten tas, kas viduje yra irgi, nežinau, kaip vadinasi. Koks tolkas tada imt viską? Nu, būna taip daro žmonės. Ten geriau suvirint gal išeina visai, bet mes kad nedarysim. Nėra tolko čia viską išiminėt. Gyvas, veikia. Kol kas veikia. Diffas oficialiai atidarytas. Dabar bėga šitą visą karamelę lauk, labai gražiai laša. Reikės tada nuvažiuoti į Hado, pasiimti diffo tepalo, kad susipilti naują. Ir važiuosim šį sezoną tvarkingai su virintų diffų. Tai va. Gražu, skanu. Prieš pradedant virint reikia labai gerai išplauti, nes kitaip nieko jūs ten nesuvirinsit. Tai ką dabar mes ir darom. Pasiemat breiklinerio gabalą, flakoną ir tiesiog go to town. Aišku, ir nebeleka. Reikia išplauti kiek daugiau įmanoma to seno tepalo ir po to tiesiog padegat viską, kad viskas išdegtų. Dabar išvalysim pilnai diffą. Nu, aš gi nefilmavau normaliai. Vau, kaip smagu. Pažaist laikui davė. Gražiai dega. Tai žodžiu, esmė, kaip teisingai užvirinti diffą, nes visi virina kaip kas moka. Pasiemat šitas dalis,
pradedat nuo kampukų, virinat kampukus ir po to dedat tą plokštelę ir ją tiesiog aplinkui apvirinat. Ir lygiai tą patį padarot kitoj pusėje. Nereikia tos plokštelės, bet mes tiesiog ekstra safe imsim ir užvirinsim su plokštelė ir bus. Later. Tai vat viso šito reikalo eigoje aš pastebėjau, kad neturim diffo tepalo, o tą visą, kurį mes išpylėm, mes jį sumaišėm su brake cleaneriu. O dabar ateinam į Hado pasimti naujo tepaliuko, į diffą būtent, ir lėksim toliau bildint. Super greitas aptarnavimas pasiėmėm. Čia gavom dar brake cleanerio prie to pačio. Nu ir bėgam rinkti diffą toliau, sudėti ir matysim, kaip bus. Tai vat pasiėmiau 85V 140, tai čia yra LSD tepalas, jisai irgi labai gerai tiks ir virintam. Tai va, būtent šitas, į virintozę galima pilti tokį. Supilat ir nebesiparinat daugiau gyvenime. Va, baigiam valyti diffą. Čia viskas out, užvirinta jau. Nojus leis muzikos. O mes po to supilsim Hado tepaliuko į diffą, kad jisai laikytų. Palauk, šitaip šitą. Palaugi, nepilk. Medutis. Ai skaniai. O dar papilam biškį. Čia dabar bus LSD. LSD diffas dabar čia. Unlimited slip differential. Unlimited slip. Locked slip differential. Gerai, surinkinėjom mes tą diffą. Nufilmuosim, kaip dėsim. Ir gal tada kadrai bus iš diferencialo testavimo. Labą dieną. Surinkom beveik. Dabar prigaudinėjom pusę šiušių. Ir kai prigausim pusę šiušių, tada galima bus važiuoti. Bulvė. Čia yra bulvė. Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border, right? Viską surinkom, mašina pagaliau ant žemės. Užtrukom daug laiko, šiaip per daug labai. Pradėjom gal 10, dabar yra tiek. Nu ir... Ką tu nojau? Pavargai? Ne, aš irgi pavargau. Ir jo, dabar reiks išvažiuoti ir varyti kažkur, gal kažkada testuoti. Dabar užstatėm už čia truputį. Darysime burnautą. Tai va, randamės garažiukyje. Jeigu ką, čia naujas mūsų garažas. Ir turim spoterių hebros. Nusiplojam mašinas. Čia kariksą kapoja. O galima man pasimėgas pradžiauti iki kol ir tada Lėki. Va. Zdorovo. Labas. Ką veiki? Kaip sekasi? Kaip gyvenimas? Pleskis nusiplojo mašiną. Aš apsivaliau mašiną. Pleskis pasidengė Umbrello Hydro Coatų. Einam, tu nerodai fituchas daliukų. dar mano. Tavo fituchas nerodžiau. Nerodai niekam fituchas. Einam pasižiūrėsim. Čia žodžiu viskas dabar. Ant belenko, belenkai. Einam dabar pasižiūrėsim naują Kasparo fitmentą. Tikrai nematė. Jo. Toj čia. Jis biškai įdėjo ten modifikacijų. Priekį negali būti. Eik, gerai tas priekis.
Flush. Ne flush, stones. Labai teisingas stones. Va, jau Kasparas Emkinis bumperis buvo geras. Emkinį buferį jau spėjo suvaryti. Patepino jam porą kartų Buvo drifta. asmenys. Tai va, o šiandien aš padarysiu lengvo šonaslydžio su savo daily beateriu. 2 litrai dizelis. 2 litrai dizelis automatas virintas diffas. Jo, čia toks unusual dalykas, kuris nematomas dažnai. Bet jo, Teisingas padangas, šau. reikia kitų padangų, kad ant sauso taudočių pabandyti. Jo, tai turim protektoriaus. Reikia išlyginti per daug, žinai, dubimų visokių. Daugiau. Negražios, nelygios padangos, reikia biškį nulyginti jas. Nu ir jaučiu, susitiksime mes susitiksime privačioj testavimo aikštelėj. Bandom biškį apšviest. Matos kažkas? Tu tai nesimatai. Tai manęs nereikia, ar kelias matos. Aš tai mataus. Tenais filmuojam, ten žiūrim. Nu, sunkiai. Iš lauko reikia. Bet reikės iš lauko. Bet ten iki kampo apšviest. Ten į kampą varyti. Taip, tai bent tai čia, kad. Chicken heads.